Labas rytas, Lietuvėlė. Na kągi, metas keistas. Negaliu rankas sudėjęs sėdėti, kai šitaip Lietuvoje tyčiajasi žmonių. Kai šitoks nedarbas, migracija, korupcija. Ateinu pakeisti Lietuvos ir pradėjau pats nuo savęs. Todėl, kad jie švariausi, energingi, nepaskendės įpareigojimus, nori dirbti Lietuvai, o ne partijos rėmėjam. Manau, kad mus vienija vienas tikslas – gražesnė Lietuva. Ai, centristai? Na, kai susidėjo Savalinską, tai jau ne centristai, bet artistai. Tai jau ne partija, o kelias į žvaigždės. Tikra šaumėnų ir dainininkų kalvė. Tačiau jiems vietą ne Seime, bet televizija. Na, raudonas tai jau tikrai niekada nebūsi. Vardan tėvų, senelių, Sibiro tremtinių ir pokario kovotojų šviesaus atminimo. Kad šitoj partijai kažkas atsinaujintų, dar Mozė sakė, turi pasikeisti ištisa karta. Kad socdemai pradėtų mąstyti lietuviškai, turi praeiti mažiausiai 40 metų. O dabar jiems sapnuojas. Marksas, Leninas, kolchozai ir gegužės 1. Ką konservai? Man jie labai panašus į socdemus. Kitaip paėmė senieji Lietuvos patriotai valdžiai savo rankas. Neprileidžia jaunesnių partijos kolegų prie lovę. Viską nori apžioti ir valdyti patys. Laikas ir jiems į dykumą 40 metų. Norit klausimą? Ar matėt kas partijos viršūnėse naujų veidų? Manau, kad ne. Atėjo Andrius kaip Leninas visiems laikams. Čia taps atapšnojęs eksprezidento partija, kuris sėdėjo KGB kišeniai. Nu jau ne, man su Lietuvos žmonių kiršintais nepakeliai. Tai negi manai, kad man gali būti pakeliui su Kremliaus statytiniu suvirintoju Viktoru. Jiemgi tai rūpi tik tai savo kišenį ir Kėdainių agurką. Na, iš to, ką čia priplėpėjau, patys matot, kad man pasirinkti nebuvo sunku. O ką renkėsi tu, brangus mano žiūrėtojau? Kaip manai, ar gali mums būti pakeliui? Ar nori pats ko nors keisti? Tu gali. Kad ir koks būtų tavo pasirinkimas, ateik, balsuok, išreikš savo nuomonę. Negi paliksi, kad Lietuvos ateitį ir tavo vaikų likimą spręstų kiti atėję prie balsadėžių. Balsuok už liberalų sąjūdį, balsuok už mane.